Sveiki, tai ką po mažos pertraukėlės ir vėl grįžta Eurolyga. Ar Žalgiris laimės prieš Makabį? Taigi pirmas būstas Avinė valdovas yra Marsas. Marsas Šaulyje, 9 namo viršūnės, nėra prastai. 7 būstas Makabiui priklauso, yra Svarstyklėse, Svarstyklių valdovas Venera. Ir Venera, skaičiau, čia yra labai prastoj padėty, ne tik, kad ką tik palikus 7 būstą, taip pat yra Skorpione, kur yra kritusi, ir taip pat 8 būstą, kur irgi jaučiasi prastai, tai labai daug neigiamų dalykų jai sukrito šiuo atveju. Vienas nemažas niuansas tai, kad Saulė yra tarp šių dviejų planetų. Saulė dažnai rodo pergalę. Ir čia Marsas keliauja nuo Saulės tolyn, kaip tik pereina į 9 būstą, o Venera atvirkščiai artėja link Saulės. Todėl įneša tokio neaiškumo, nes be Saulės, skaičiau, neabejotinai Marsas laimės, bet šiuo atveju tai nesu toks 100% užtikrintas, bet vis tiek manau, kad Žalgiris turėtų pasimti pergalę, o ar taip ir bus, pamatysim jau ketvirtadienį.